Ar Vilnius mane girdi? Girdi, iš toli, ten, kur nėra daug visokios technikos. Kriukų kaimo reporteris Kersas informuoja. Čia gyvena dainininkė Vika atlikus dainą Rička. O, mano Vika, labą dieną. Pradėsime mūsų susitikimą nuo išvietės, nes labai noriu atvažiavęs iš Vilniaus. Parodė, kur yra šitų namų išvietė ir tada tęsime mūsų pokalbius. Tai yra išvietė, kurią turbūt turi kiekvienas kaimo gyventojas ir netgi sodybose, miestuose. Tai yra lauko tualetas. Pasiruoškime. Tai ypatinga. Čia išvietimą daro Rička. Tai ypatinga. Tokio tualeto net Zvonkų namuose nebuvo. Čia sienos baltos. Išvietės įėjimas žalsvokas. Ir nėra net bako, čia pakakoji ir išeit gali iš karto. Ir dar, vyram gerai paskaito laikraštį, įmeta tenais iškart, nereikia neštis atgal į kambarį. Tai išradimas, šių metų išradimas, kurį sukurs kiekvienas Zvonkė savo namuose. Dabar mes su Rička, Vika, eisime išvietėn ir paskui tęsime. Einam. Uždaryk! Ačiū, Vika, kad išmokinai mane naudotis, labai patiko. Iš tikrųjų, Zvonkę rekomenduoju. Reporteris Kersas vis dar skersauja Koks čia miestas? Reporteris Kersas vis dar skersauja po Kriukų gyvenvietę. Ir dabar solistė dainininkė deklamuotoja Vika mus atvežė į vietą, kur gimė ta bambukų apdovanojimų pelniusi daina Rička. Dabar parodė, kur yra ta vieta, kur tu apsikabinus Ričką padainavai jam dainą Rička. Va, reikėtų važiuoti šitom vėžiam, tiesiai važiuoti prie tų krūmų ir pavažiuoti tenai. Ir ten būtų ta vieta. Ir kas ten buvo per naktį daroma? Per naktį tai, buvo dainuojama, šokama, ir kuriama. Bet vaikas sukurtas nebuvo. Buvo sukurta tik daina Rička, kuri šiuo metu yra viena populiariausių Lietuvoje. Šita daina yra mano, ir aš jos niekam netiduosiu. Netiduosi? Ne. Jaunėžiam TV netiduosi? Ne. Nuostabu, aš reporteris Kersas radau savo skersienę, pažydravo mano atlikėja Vika ir mes tapom skersa pora. Dabar eisime pas ją į namus pasimėgauti skersavimo ypatumais. Einam, o kas čia dabar? Kodėl prie tavo namų raganis ženklas? Gal ragana būsi visai neskersa? Nesu ragana, šluota reiškia, kad nieko nėra namie. Nieko nėra namie? Tai einam į namus ir ten mes darysim Ričkos dainą. Einam į namus. Štai mes jau Vikos namuose ir dabar mes išgirsime Ričkos versiją verandoje. Prašau. Kartą sutikau vaikiną, jį visi skersu vadino, jis daug rūko ir daug geria, o po to į bliūdą vena, jo marškinukai aptempti, raumenukai papusti. Jis Vilniaus pažiba, o aš kriukietė paprasta. Ji kriukietė, o aš Vilnietis. Taip, mūsų gyvenimai gali susijęs, kad nors, bet ateity. Čia reporteris Kersas iš Kriukų kaimo.